Sveiki, esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien gavau iš panelės Ramunės klausimą. Man tik tai 30 metų, tačiau turiu problemų su sąnariais, sergu artritu. Ką galėtumėte patarti mitybos klausimų? Kokius maisto produktus vartoti, kokie yra sveikatai palankus? Ir kita klausimo dalis skamba, kad bulvių ir pomidorų mano meniu tikrai yra nemažai ir norėčiau išgirsti jūsų komentarą, kad būtent šie produktai sukelia sąnarių ligas, man teko skaityti. Taip teigia Ramunė. Tai iš tikrųjų apie gydymą sąnarių ligų aš negaliu konsultuoti jūsų, tačiau galiu pasakyti keletą būdų, kas padėtų išsaugoti sveikatą ir jaustis geriau. Tai yra pirmas dalykas, ką reikėtų savo organizme sureguliuoti, tai riebiųjų rūgščių santykį, tai omega 3 ir omega 6, nes šiais laikais omega 6 yra dominuojanti riebalų rūgštis. Ją gauname su menkaverčiu maistu, stipriai perdirbtų maistu, perkeptų maistu. Tai iš tikrųjų tokio maisto būtina atsisakyti, vengti menkaverčio maisto, rinktis kuo daugiau omega 3 šaltinių turinčio maisto, tai yra tiek riebios žuvies, tiek žuvų taukų, taip pat augalinės kilmės produktų, tokių kaip linų sėmenų sėklos, kanapių sėklos, jų aliejai, taip pat graikiniai riešutai. Kitas dalykas, žinoma, visiems, kad šviežios daržovės, vaisiai, uogos, ypatingai vasaros sezono metu, tai yra tie produktai, kurie turėtų būti kiekvieno valgymo metu ant mūsų stalo, nes jie yra antioksidantų šaltinis, vitamino C ir vitamino E. Kitas svarbus dalykas, nepamiršti savo racione įtraukti riešutus, taip pat viso grūdo produktus ir ankštinės kultūras. Ir ankštinės kultūros yra būtinos tam, kad gyvūninės kilmės produktų suvartojimą sumažintume. O svarbiausia tai, kad kūno svoris būtų normalus ir jūsų valgymai būtų reguliarūs ir mityba būtų paremta saikingumo principu. Paskutinis dalykas dėl bulvių, baklažanų, pomidorų, tai iš tikrųjų jų mityboje tikrai neatsisakykite. Mokslinių įrodymų, kad šie produktai galėtų turėti įtakos sąnarių ligoms, tikrai nėra. Būkite sveikesnė ir laimingesnė.